Labadiena, Alytus Plus studijoje Seimo narė, Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė gerbiama Jurgita Šukevičienė. Labadiena. Labadiena. Dėkojame Seimo nariai, kad atvykote į mūsų studiją, nes tikrai matome ir socialiniuose tinkluose, ir Seime darbo, ir renginiuose, ir visur, ir užsienyje atstovaujant Lietuvai tikrai apstu. Vos prieš keletą dienų jūs pradėjote eiti šias svarias pareigas švietimo ir mokslo komiteto pirmininkės ir mes apie tai pasikalbėsime, tačiau dabar ir alytiškiams ir visai Lietuvai tikrai aktuali tema. Tai yra Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijoje 16-metis apkaltino mokytoją smurtu. Mokytoja sako pajuokavusi, tai gerbiamas Seimo narė tiesiog tai aktualu visai Lietuvai. Kaip jūs matote šią situaciją? Iš tikrųjų, tokių situacijų gali nutikti visur ir vėlgi vertinti, ar rinktis kažkokią poziciją, tai šiuo atveju aš tikrai nedaryčiau jokių išvadų arba vertinimų, nes kiekviena situacija yra unikali ir mes Lietuvoje iš tiesų žiūrime į švietimo lauką labai kompleksiškai ir tai, kad iš tiesų mokytojo specialybė ir mokytojo profesijos prestižas, vėlgi tai yra vienas iš mūsų švietimo prioritetų, tai yra viena iš tų temų, kur mes kalbame apie mokytojo ir atlyginimą, ir pedagoginių darbuotojų atlyginimą, ir tai, kad galbūt ta profesija, jinai vis dar turi būti populiarinama ir jos prestižas didinamas, kadangi už keleto metų mes galime susidurti ir jau po truputėlį regionuose susidurėme su pedagogų trūkumu. Vėlgi kita vertus, aktyvus jaunimas ir mokiniai, dabar aš labai džiaugiuosi, kad jie yra labai demokratiški, jie yra kūrybiški, drąsūs ir jie žinantys yra savo teises ir suderinti tą visą santykį mokykloje, tiek iš pedagoginės, iš tos dalykinės pusės, tiek darbe su tiesioginiu kontaktu su mokiniais. Iš tiesų tai yra tas sritis, kur yra labai labai sudėtinga ir sunku, ir tie atvejai yra tiesiog individualūs. Aš nelabai galėčiau vertinti ir iš tos pusės, kadangi dabar yra vykdomas vidinis tyrimas mokyklos ir tą informaciją turbūt detalę turi mokykla ir valdo Alytaus miesto savivaldybės vicemerė mano žiniomis, tai tikriausiai jie yra labiau įsigilinę, bet žinoma, kad čia tikriausiai bus išsiaiškinta ir ar tikrai buvo peržengta ta riba, ar tikrai tai tie skundai, kaip mane informavo, tai jie ir ne vienas yra skundas pateiktas. Ar jie visi yra pagrįsti, yra tikriausiai ir kameromis užfiksuotas tas, sakykime, incidentas, jeigu taip galima pavadinti. Tai žinoma, klausimas mokyklai, tai nedaro, žinoma, didelės turbūt garbės, tačiau taip gali tikrai nutikti kiekvienoje mokykloje. Ačiū Jums. Ir visgi pereikime prie Seimo. Gerbiama Šukevičienė, kaip Jums pačiai teko apsispręsti? Vis tiek pareigos yra svarios, dar daugiau laiko, dar daugiau atsakomybių, tai tiesiog, kai Jums buvo pasiūlytos tos pareigos, ar ilgai dvejojote? Tai yra politinis procesas ir tiesiog politinėme gyvenime pokyčių yra visada nemažai ir pokyčių, ir kritikos, ir atsakomybės, ir to tokio didelio intensyvaus darbo, tai tiesiog tai priimi kaip natūralų dalyką. Ir kadangi pati esu švietimietė, tai iš tiesų tos pareigos, aš jas priėmiau su didelė atsakomybė, kas iš tikrųjų ir yra didelis įsipareigojimas ar atsakomybė. Nes iš tiesų, kaip begalvotume, švietimas yra vienas iš valstybės prioritetų ir tikrai eina koja kojon ir su socialinė apsauga ir ypatingai su šalies saugumu ir gynyba. Švietimas yra visada šalia, nes švietimas yra ne tik kas vyksta dabar, švietimas ne tik dabartis, bet ir ateitis. O ateitis vienareikšmiškai susijusi. Jeigu yra stabili, tvari sveikatos sistema, jeigu užtikrinama socialinė gerovė, visiems pažeidžiamoms šeimoms ir visiems Lietuvos gyventojams. Jeigu mes turime stipres investicijas
ir stiprų pasiruošimą gynybai ir saugumui, na tai tas visas kompleksas su švietimu, stipriu švietimu ir investicija į ateitį, tai ir yra tai, kas yra mūsų tautos stiprybė. Taip, užsiminėte apie švietimą. Užsiminėte, atsiprašau, apie sveikatą. Iš tiesų, stebint ir jūsų socialinius tinklus, matom, kad jūs teigiat, kad reikia gerinti viešai sveikatos sektorių, o pacientų pasirinkimo viešosios ar privačios paslaugos renkasi patys pacientai. Tai čia iš tikrųjų diskusija ir Seime didelė. Kodėl būtent jūs palaikote tokią poziciją? Na, kaip ir minėjau, sveikata tai yra mūsų irgi pagrindas, nes sveikatos paslaugas mes naudojame visi nuo kūdikio iki garbaus amžiaus senjoro. Ir pradėkime galbūt nuo to, kad 9 iš 10 Lietuvos gyventojų renkasi viešasias medicinos paslaugas. Tai reiškia 90% žmonių, gyventojų visgi eina į viešąjį medicinos paslaugų sektorių. Tai toli gražu tai nereiškia, kad pasirinkimas pacientams gali būti ribojamas. Priešingai, mes siekiame taip suderinti, kad viešasis sektorius būtų stiprinamas ir jam teikiamas prioritetas, na, o paslaugos, kurių viešasis sektorius galbūt ar negali, ar labai ilgos eilės, įvairios priežastys, kodėl negalėtų jų atlikti, tuomet čia labai didelis pagalbininkas yra privatus sektorius. Tai spręstų iš tikrųjų turbūt nemažai įsisenėjusių problemų. Atkreipiu dėmesį, kad jokiais būdais nenorime kelti priešpriešos su viešuoju ir privačiu sveikatos sektorių paslaugų teikėjais. Priešingai norisi rasti tą dialogą, konsensusą ir kaip tik suderinti, kad pacientas galėtų pasirinkti. Nes šiuo metu iš tikrųjų, na, sakykime, gali žmogus ir dabar rinktis, ar ne? Bet vėlgi mes kalbam ir apie medicinos personalo trūkumą, ypatingai regionuose, gydytojų trūkumą. Tai ir kodėl taip yra? Nes, sakykime, kalbant skaičiais arba procentais, tai 20% medicinos personalo, ypatingai gydytojų, yra išėję dirbti į viešąjį sektorių, į privatų sektorių. Kodėl? Todėl, kad šiandien dienai 24% darbo užmokestis privačiam sektoriui yra didesnis. Tačiau, jeigu subalansavus priemokų, PSDF priemokas ir taip, kaip mes darom, panaikinti priemokas privačiam sektoriui, tai tuomet galėtumėm ir tą personalo šiek tiek perėjimą, ar ne? Motyvuoti gydytojus likti ir dirbti viešajame sektoriuje, kuris mums ir yra prioritetas. Tokiu atveju sumažėtų eilės ir padidėtų paslaugų apimtys, padidėtų galimybės. Na, o pacientui jokiais būdais nebūtų užkirstas kelias rinktis privataus sveikatos paslaugų teikėjo už atitinkamą kainą, už, sakykime, tam tikras komforto paslaugas, už tam tikrą galbūt kitokios pakraipos tos paslaugas, už skubą ir visi kiti dalykai. Tai iš tiesų noriu pabrėžti, kad rastas net jau ir susitarimas ir Seime tikrai labai ilgai diskutavome, kaip tą sektorių stiprinti, nedarant žalos arba nedidinant įtampų ir konkurencijų su privačiuoju. Ir panašu, kad prieiname, randame tą kompromisą. Tai vėlgi tos sutartys, sakykime, sutartys, kur yra trimetės sutartys ar ilgesnė laikotarpio su privačių paslaugų teikėjais, jos tikrai nutraukiamos nebus, tas viskas yra palaipsniui. Priemokos irgi liks ir viešajam sektoriui taip pat, jeigu tai yra komfortas, pavyzdžiui, norima palatų atskirų, jeigu norime aukštesnio lygio paslaugos, jeigu norime, tarkim, geresnio lęšiuko, geresnio sąnario ir taip toliau, tai, ką valstybė suteikia nemokamai bazinį paketą, o jeigu aukštesnio, tai irgi tos priemokos išliks. Bet visa kita stengiamės taip subalansuoti, kad tai būtų situacija kuo palankesnė pacientui.
taigi mažėtų eilės, daugėtų medicinos darbuotojų viešajame medicinos paslaugų sektoriuje, ką vėl grįšiu prie to, 90% Lietuvos gyventojų ir naudojasi. Ačiū. Naudodamasi progą, noriu paklausti dėl kitų metų biudžeto. Iš tiesų, kokie bus pagrindiniai biudžetą atspindintys rodikliai? Na, biudžetas ar tai būtų, pirmiausia, tai turėtų būti subalansuotas ir planuojamas 2026 metų biudžetas yra 21 milijardas eurų ir iš to dalis virš 4 milijardai 700 milijonų eurų skiriama švietimui ir mokslui. Tai vėlgi pabrėšiu švietimo ir mokslo ir sporto žinoma svarbą, kad lėšų toks kiekis bus skiriamas būtent šiam sektoriui. Na, žinoma, prieš tai jau minėta socialinė apsauga ir šalies gynyba, tačiau švietimas yra labai svarbu, bet, žinot, kalbant apie biudžetą, tai ar tai būtų savivaldos biudžetas, savivaldybės, ar tai būtų valstybės biudžetas, na, visą laiką poreikis yra didesnis, matymas, norai yra visada didesni už finansinės galimybės. Na, o tikslas yra biudžetą subalansuoti, kad, na, finansinės galimybės biudžeto atspindėtų visus strateginius poreikius ir, žinoma, ilgalaikius įsipareigojimus. Tai dabar kaip tik Seime biudžeto ir finansų komitete yra svarstymai biudžeto ir kiekviena sritis, kiekviena šaka pateikia savo matymą, savo norus. Tai galiu pasakyti, kad jau įminėta biudžetą, sakykime, pasiūlymų ir minčių yra maždaug už milijardą eurų ir vien Seimo narių mintys ir idėjos pateiktos daugiau nei 600 milijonų eurų. Tai yra labai džiugu, labai gerai, kad, na, Seimo nariai, kad, na, turi tų minčių ir matymų. Tačiau, kaip ir minėjau, na, biudžeto galimybės yra ribotos. Tai mes iš ties kiekvieną žiūrime tos srities, tų prioritetų ir labai aiškiai bandom dėliotis prioritetus. Ir sakykime, jeigu kalbant apie švietimą, tai vėlgi ta paskutinė tema aktuali, tai yra mokytojų ir pedagoginių darbuotojų, mokslinių darbuotojų atlyginimai. Tai vėlgi turime nusimatyti, nes biudžete atitinkama suma, nes nuo 2026 metų rugsėjo 1 dienos šiems minėtiems darbuotojams atlyginimai kils 11,5%. Tai tikrai yra didelis įsipareigojimas, tačiau, na, tai turi atitikti ir šalies vidutinį darbo užmokestį ir, žinoma, kasmetinį kilimą. Tai yra iššūkis, bet jis yra tikrai įgyvendinamas. Na ir, žinoma, toliau ir investicijos ir į technologijas, nes iš tiesų iššūkių švietimo sistemoje yra nuolatos. Ir tai aš net nepavadinčiau, kad, na, tai yra iššūkiai, tai tiesiog yra ta nuolatinė būsena, dėl to, kad švietimas yra visada dinamiškas sritis ir technologinė pažanga, kaita įvairiausia, inovacijos, galų gale visuomenės lūkesčiai, na, jie sukuria tą situaciją, kad visą laiką reikia reaguoti ir atliepti. Tai manau, kad biudžetas, na, jis bus pakankamai subalansuotas ir švietimo sektoriui bus skiriamas atitinkamai rimtas dėmesys. Taip, ir kadangi jūs esate alytiškių išrinkta Seimo narė, manau, kad žiūrintys mūsų pokalbį, na, jiems tikrai įdomu. Dabar, sakykime, jūs tapote švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė. Ar jūs tiesiog tęsėte darbus, tą strategiją, kurią visas komitetas jau yra kažkaip jau įsivažiavę, sakykime, ar jūs kažką naujo, kažkokią kryptį, nežinau, naujus prioritetus? Tiesiog, manau, alytiškiams tikrai yra įdomu. Na, kaip aš ir minėjau, kad turime matyti tikrai visą Lietuvą ir visas Lietuvos savivaldybės ir tiesiog tą visą
pradedant nuo ikimokyklinukų, baigiant aukštuoju mokslu, universitetais. Tačiau žinoma, kad Alytaus miestas, tai yra mano gimtasis miestas, tai yra apygarda, tai yra tie žmonės, kurie mane rinko, žinoma, kad Alytui pats didžiausias dėmesys. Ir tikrai džiaugiuosi, kad iš ministerijos ir turime ir gerų žinių, kurias aš skubu visada pasidalinti su rinkėjais, su bendruomenė. Tai ir kalbų laboratorijų rengimas, ir investicijos į mokyklas, ir investicijos į profesinį mokymą, kas yra, sakykime, toj švietimo skaliai yra labai svarbus komponentas profesinis mokymas. Taigi iš ties tas dėmesys Alytui jis visada buvo iš mano pusės ir jis visada liks. O ta kryptis, sakykime, švietimo, tai žinoma, darbotvarkės yra jau parengtos komiteto, bet tikrai peržiūrėsiu ir matysime kartu ir su ministre, labai glaudžiai dirbame su ministre, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Tai tiesiog žiūrime, kad regionai liktų taip pat prioritetu, kadangi, ta atskirtis, kaip bebūtų, tas švietimo netolygumas, tas kokybės skirtumas, sakykime, mokinių pažangumas, mokinių egzaminų rezultatai, pasiekimai, ypač matematikoje ar ne, tas visas egzaminų tvarka, tas keitimas ir norisi jau stabilumo, norisi aiškumo. Irgi ta tema labai aktuali, ta tema dirbame, bet galbūt kada nors galėsime apie tai ir pakalbėti plačiau. Egzaminų sistemą, vertinimą ir taip toliau. Bet grįžtant prie Alytaus, tai tikrai aš šiame savo mieste esu labai dažnai, kiekvieną savaitę ir dalyvauju bendruomenės renginiuose, susitikimuose, diskusijose tiek, kiek aš galiu tai padaryti dirbdama Vilniuje. Taip, kaip tik ir mano kitas klausimas, kurį esu pasiruošusi, kad kartais stebint tiek, kiek jūs renginių aplankote ir į socialinius tinklus įsidedate, kartais galvoju, ar jūs neturit kažkokio klono. Tai neįmanoma. Ir ten, ir visur. Ir kaip? Tiesiog tai yra toksai darbas, bet man tai yra tikrai daugiau nei darbas. Ir pirmiausia, tai yra disciplina ir prioritetai. Tai iš tiesų mano darbotvarkės yra labai kruopščiai sudėliotos ir praktiškai kitą kartą valandos arba pusvalandžio tikslumu. Labai dėliojami prioritetai. Ir žinoma, aš dirbu ne viena. Labai svarbu turėti komandą. Tai mano komanda tiek Alytuje, tiek Vilniuje yra stipri. Tikrai man labai daug padedanti ir labai ją džiaugiuosi ir didžiuojuosi. Ir tiesiog bandau tą disciplinos būdu, taip aš pripratusi dirbti ir netgi sakyčiau, aš taip gyvenu. Šis darbas tai man tikrai daugiau nei darbas, aš tą jau esu minėjusi ne kartą. Tai yra tiesiog mano gyvenimo būdas, nes kaip jūs ir pastebėjote, kad tiesiog darbo valandos tikrai yra neribotos. Ir savaitgaliais yra, kaip žinia, daugiausia renginių irgi savaitgaliais. Tikrai noriu suspėti, tikrai noriu sudalyvauti. Nes žmonių nuomonė, buvimas šalia ir ne tik šalia, bet ir kartu, man yra tikrai labai svarbu. Užsiminėte ir apie savo komandą, turite priimamąjį ir Alytuje. Tiesiog kokiais klausimais žmonės kreipiasi? Nes matom, kad ten gan aktyviai. Ir dabar į jūsų studiją atvažiavom iš priimamojo, kur turėjom ir gyventojų priėmimą. Tai gyventojai tikrai kreipiasi ir labai tuo džiaugiuosi. Džiaugiuosi, kad atranda vis daugiau biurą. Tai labai klausimai įvairūs. Pirmiausia, jie žmogui yra asmeniniai. Tai yra klausimai, kur žmogui skauda pačiam, ar ne? Ar tai būtų sveikatos iš tikrųjų. Ar kažkokie teisiniai dalykai, socialiniai, savivaldybės būstas, pašalpos, teisinės konsultacijos, įvairios nepriemokos, arba tikrai labai tokie asmeniniai dalykai, kur aš tikrai labai vertinu, kad ateina žmonės, papasakoja, pasako, pasigūdžia. Tikrai bandom su komanda rasti sprendimus, kreipiamės ir į ministerijas,
kreipiamės į atitinkamas institucijas, paklausiam, bandom daryti pokytį, bet žinot, kitą kartą teisės aktą pakeisti, tai tikrai užtrunka nei mėnesį, nei pusę metų kitą kartą nepavyksta tokie dalykai. Tai čia tikrai labai priklauso nuo klausimų, bet tikrai mano biuro durys alytiškiams ir Alytaus regiono, Dzūkijos gyventojams, ne tik Alytaus miesto, visada yra atviros ir gyventojai yra laukiami. Taip, ir gerbiama Jurgita, noriu paklausti apie tą politinį foną. Na, visi mes stebime jį ir manau, kadangi Alytuje jūs vis daugybę metų esate tarp tos politinės viršūnės, tai tikiu, kad žmonės tiesiog graibsto jūs ir klausia, na, gerbiama Jurgita, kaip ten pas jūs ta politinė tokia atmosfera, būtent dėl Nemuno aušros lyderio, dėl kultūros ministro, čia tas puodas virė ilgai, kunkuliavo, kaip jūs pati kažkaip išlaikote pakankamai santūrumą, taip jūs savo socialiniuose tinkluose, pakankamai diplomatiškai ir santūriai, bet, kaip yra iš tiesų, kaip jūs jaučiatės, kai ten verda tokie dalykai? Na, iš tikrųjų, politika tai yra kompromisų, konsensusų menas ir iš tiesų mes stengiamės, ir ne tik stengiamės, bet ir dirbame ir koncentruojamės į darbus. Ir tai, kad yra įvairiausių tų informacijų ir tas politinis fonas yra labai eskaluojamas, tai man šiek tiek galbūt gaila, nes tikrai vyksta daug gerų darbų ir nuveikta daug gerų darbų. Tai man atrodo, kad vertėtų labiau kalbėti visgi apie darbus ir apie tai, kas laukia ateityje. Na, o labai artimoje ateityje tai yra 2026 metų biudžetas, todėl labai koncentruojamės į tai, kaip tą biudžetą išsigryninti, kad atlieptume mūsų įsipareigojimus rinkėjams, kad atlieptume žmonių lūkesčius, kad kaip įmanoma būtų įdėta į biudžetą priemonių ir pakankamai lėšų, kad galėtume vykdyti tai, ko iš mūsų tikisi žmonės, ko žmonėms labiausiai reikia. Ir nuveiktų tų darbų yra visa eilė ir iš socialinės pusės, tai yra galimybė savanoriškai pasitraukti iš pensijų antros pakopos. Iš tikrųjų, jeigu paimtumėm ir sveikatos srityje daug dirbame, eilių trumpinimą, vėlgi tą subalansavimą viešo privataus sektoriaus. Švietimo srityje vėlgi yra daug įvairių situacijų ir daug gerų darbų jau nuveiktų, gerų, tokių sprendimų priimtų, kaip pavyzdžiui, išsaugojimas regionuose bene 40 mokyklų galėjo išlikti dėl reguliavimų klasės komplektų ir taip toliau. Iš tikrųjų, pradinukų maitinimas palaipsniui skinasi kelią. Norim daryti didelės investicijas į mokinių bendrą registrą Lietuvos, kur jau kalbame daugybę metų, kad stringa savivaldybėse viskas. Tai tikrai man norisi kalbėti apie tuos nuveiktus ir būsimus darbus, nesiveliant į kažkokias tokias situacijas ar darant skambius pareiškimus, kurie iš tiesų šiandieniniai situacijoje didelės pridėtinės vertės nekuria. Aš žiūriu daugiau į darbus. Taip, ir paskutinis klausimas, kas tame darbe jūs labiausiai motyvuoja? Turbūt negaliu atsakyti vienu žodžiu į šitą klausimą, bet tai, kad iš tiesų esu dalis procesų, kur matau, kad jie yra reikalingi, vėlgi, jie yra reikalingi, nes atsinešu nemažai patirties, atsinešiau iš savivaldybės ir mačiau, kokius iššūkius turi savivaldybė, kaip tai koreliuoja su valstybės strategija, kaip tai koreliuoja su ministerijomis ir vyriausybė. Ir dabar esu ten, kur galiu stipriau daryti įtaką, kažkiek labiau prisidėti. Tai žinoma, šis dalykas motyvuoja, bet aišku, procesų trukmė šiek tiek sudėtinga ir gal kantrybės kitą kartą ir pritrūksta, kad taip viskas ilgai trunka. Tačiau, bet kai yra tas pokytis, kai pamatai, kad taip žmonės to laukia ir pagaliau mes galėjome prisidėti arba padaryti tai labai motyvuoja ir žinoma bendruomenės palaikymas. Vis tiek, kad ir gyventojų priimimuose išsakyti arba rūpesčiai, kitą kartą ar džiaugsmai, tai jie labai įkvepia. Ir nuolatinis bendravimas su žmonėmis, renginiuose, susitikimuose,
tas pasikalbėjimas, tas toks atviras, paprastas kontaktas, jis mane labai motyvuoja ir įkvėpia. Tai kągi, ačiū Jums, kad atradote laiko ir atvykote į mūsų studiją. Na, o su žiūrovais atsisveikiname. Sudie. Ačiū, viso gero.